Neigiamos kalorijos. Dažnai populiarioje spaudoje galima aptikti tokį teiginį, kad egzistuoja toks dalykas kaip neigiamos kalorijos. Tai yra, kad yra tokia maisto produktų grupė, kurie valgant gaunama mažiau energijos, negu sunaudojama jai virškinti. Skamba labai žavingai, bet patyrinėkim, kiek joje yra tiesos. Moksliniuose straipsniuose terminas negative calorie minimas tik kaip neteisingas suvokimas arba kaip iliuzija, bet ne kaip realus reiškinys. Čia dažnai minimi salierai, taip pat greipfrutai, citrinos, laimai, obuoliai, salotos, brokoliai, kopūstai. Maistui virškinti ir maisto medžiagoms saugoti sunaudojamos energijos ir iš maisto gaunamos energijos skirtumas yra iš tiesų matuojamas, įvertinant taip vadinamą maisto terminį efektą. Dažniausiai vertinama, kad maisto terminis efektas yra apie 10% nuo sunaudojamų kalorijų kiekio. Tai yra virškinimo ir saugojimų sunaudojama 10% energijos nuo suvalgyto maisto. Nors realiai riebalai virškinami labai lengvai, todėl terminis efektas labai mažas, o štai baltymus virškinti sunku, todėl jų terminis efektas didelis ir siekia apie 20-30%. Jei žmogus jautrus insulinui, tai yra sveikas, terminis efektas yra didesnis, o jeigu nejautrus, o taip nutinka, jeigu žmogus per dažnai vartoja per daug angliavandenių, tai beveik nepastebimas. Apie salierus. Pagaliukas saliero yra 6 kilokalorijos, o jis suvirškinti sunaudojama pusę kalorijos energijos. Net nepanašu į bent jau 100% energijos, kad bent jau priartėtumėm prie panašumo į neigiamas kalorijas. Šaltą vandenį galėtume laikyti neigiamų kalorijų produktų, nes kūnas naudoja energijos sušildymui. Bet jei per dieną išgersit 5-6 stiklinės ledinio vandens, jo sušildymui bus sunaudota tik kokios 10 kilokalorijų per dieną. O tiek galit sunaudoti labai lengvai per 1,5 intensyvios aerobikos minutės. Kaip nepažiūrėsi, gamtos neapgausi, sako vienas geras mano pažįstamas, tai to linkiu ir laikytis. Skanaus, taikos ir ramybės.